Lietuvos bokso federacija geriausią Lietuvos boksininką išrinko kovoti prieš Maiką Taisoną. Likus dienai iki dvikovos boksininkas pakliūna į avariją ir sunkiai susižaloja. Iškyla klausimas, ką daryti. Treneris buvo girdėjęs gandus, kad kažkokiam kaime gyvena kaimietis, kuris vienu smūgiu bulių užmuša. Kaimietis sutinka pakeisti avariją patyrusį boksininką. Lipa kaimietis į ringą ir klausia trenerio, ką jam čia daryti? Treneris sako, tave Taisonas pradės daužyti, tu nieko nedaryk, o kai aš pasakysiu kirsk, tu jam mostelk vieną. Prasideda dvikova. Taisonas užpuola kaimietį, pradeda daužyti, treneris sako kirsk. Taisonas nuo kaimiečio smūgio apsivynioja apie ringo virves, pribėga teisėjas ir skaičiuoja 1, 2, 3, prie teisėjų prieina kaimietis ir sako, ei girdi, ko čia skaičiuoja, lop kol šiltas.